Sveiki, mano vardas Nėris ir šiandieną jums noriu pristatyti dar niekam nežinomą kompaniją iš Šveicarijos. Tai yra uždara akcinė bendrovė ir mums siūlo stabilumo kvadratą. Ši kriptosistema paremta aktyvais ir hibridiniu miningu. Oficialus kompanijos startas bus gegužės 11 dieną 2017 metų. Mūsų bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 12,5 milijono eurų. Mes turime hibridinį algoritmą Proof of Work. Jisai maininasi galingumuose, kaip ir bitcoinas. Ir kitas algoritmas tai būtų Proof of Stake, jisai maininasi mūsų piniginėse. Pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra 100, tai kas valandą auks, ten bus 110, 120, 130 tų coinų. Mūsų kompanijoje nebus tokenų, nebus miningo, nebus plytų, nebus sudėtingumų. Mes jau iškart gausime su paketais coinus, kuriuos galėsime parduoti biržoje. Tapkite dalimi globalinės kriptosistemos. Kompanija siūlo stabilumo kvadratą. Mes turėsime išėjimą ir biržas, apmokymų akademiją, kompanija finansuos startupus, bus mokėjimo institutas, išsamiau sužinosime balandžio 5 dieną. Turėsime socialinį tinklą, kuris mums mokės už aktyvumą, postus, laikus ir taip toliau. Turėsime prekybos aikštelę, galėsime pirkti prekes apmokėdami coinais, bus coinomatai daugelį pasaulio šalių. Verslo modelis. Pirmame etape kompanija parduos verslo paketus, kuriuose bus 4 kryptys. Perkant paketus iš karto gauname kriptokoinus. Kartu su paketais gauname mokamą medžiagą, kurią sukūrė profesionalai. Paketuose bus like, su kuriais dalyviai galės balsuoti už naujus investicinius projektus, į kuriuos kompanija investuos savo pinigus. Paketuose bus reklaminiai bonusai, ad points, kuriuose bus galima panaudoti savo projektų reklamai. Plėtros etapai. Kompanijoje planuojama 1 milijonas apmokėtų paskyrų turėti per 3 metus. Vidutiniškai perkant paketus po 250 eurų ir galime pažiūrėti grafiką. Planuojama marža. Per 1,5 metų planuojamas coino kurso augimas 10 kartų. Galime pažiūrėti, koks bus startinis kursas, tai sudarys 10 euro centų. Kursas augs ir 18 metų turėtų sudaryti 10 eurų. Kaip kompanija pasieks kurso augimą? Kompanijos kursas augs nuo tokių dalykų, reiškia augančios investicijos ir brangieji metalai, auksas ir platina, kurių yra nupirkta ir saugomi Šveicarijos banke, jie padengs kriptovaliutą, augantis pelnas nuo investavimo į naujas kompanijas, startupus, augantis pelnas nuo SOS tinklų, galimybė naudoti coiną per prekybos tinkluose, bus coinomatai visame pasaulyje, bus prekiaujama išorinėse biržose. Kompanija atgal supirks mūsų coinus pagal nustatytą kursą. Tai reiškia, mes nupirkę coinus, palauksime, kol kursas šoktels ir mes galime jį parduoti atgal į kompaniją. Technologiniai sprendimai. Tai mūsų coinas bus decentralizuota technologija, blockchain, plus centralizuotas kurso valdymas. Kriptokoinų laikymai bus sukurta saugumo sistema, paranoid modus.
Jinai praktiškai yra sukurta, bet mes neturime tinklapio, dar kompanija draudžia tai rodyti. Šiaip yra viskas sukurta jau, bet laukiame oficialaus starto gegužės balandžio 11 dienos. Pagal daugelį parametrų kompanija žada aplenkti netgi bitcoiną. Čia galime pamatyti, kuo skiriasi mūsų valiutos. Saugumas matome tas pats praktiškai. Netgi mūsų stipresnis saugumas yra patentuotas su hibridiniu blockchainu. Greitis irgi skiriasi. 75 TCP per minutę sukuria blokų, čia 3.7. Anonimiškumas tas pats ir ten ir ten. Bitcoino kursas kyla nuo spekulacijų, o mūsų valiuta bus portfelis, rezervai brangiųjų metalų, pelnas nuo reklamos, verslo ir taip toliau. Kuo mes dar galime didžiuotis? Tinklapis turės 8 pasaulio kalbas, turėsime savo akademiją, bus mokama praktinių užduočių, super kokybiškas kontekstas, kuris atsiras, kai pasileis kompanija. Galinga globalinė kompanija. Šitoje skaidrėje matome kompanijos komandą. Gal kai kuriuos žmonės pažįstate, kol kas jų vardų neminėsiu. Matome prezidentą, CEO ir kitus kompanijos įkūrėjus. Kūrėjų komanda sudaro daugiau negu 30 žmonių iš 5 pasaulio šalių. O dabar pakalbėsiu trumpai apie marketingą. Mūsų marketingai yra 4 bonusai. Pirmas direct bonusas, kurį gauname 10% nuo visų lygių. Ir team bonusas priklauso jau nuo mūsų pirktų paketų. Kaip pavyzdį parodysiu. Tarkim, jeigu mes paketą perkame už 250 eurų, mes turime pakviesti 4 žmonės su apimtim asmeninė 500 eurų, o komandinė struktūros apimtis turi sudaryti 1000 eurų. Gauname nuo 3 lygių, nuo 1 10, nuo 4, nuo 2 4, nuo 3 5%. Kaip ir matome lentelėje. Čia. Taip lygiai. Tik jau nuo 6 lygio, nuo 6 lygio gauname 1, 2, 3, 4 po 1%. Dar ką. Yra karjerinis bonusas. Karjerinis bonusas sudaro tai tie aktyvūs partneriai, kurie norės siekti už tų rezultatų, galės turėti šitą bonusą. Pasiekę tam tikrų apimčių mes gausime tam tikrus apdovanojimus. 200 eurų, 500 eurų, su paketu, geresni paketai bus su deimantu, 2000 eurų, 5000 eurų ir 10 000 eurų. Dar vienas bonusas bus, tai greito starto bonusas. Jeigu jūs per 30 dienų padarysite 5000 apimties struktūroje, jūs gausite 1000 eurų. Grįžkime į skaidrės. Dar norėjau paminėti, kad atsidaro ofisai, tai bus Vokietija, Šveicarija, Rusija, Baltarusija, Kazakstanas, 2 ofisai Kazakstane. Tai tiek pradžiai norėjau papasakoti apie šią kompaniją, pavadinimą sakyti negaliu, jei kam bus įdomu, prašom kreipkitės asmeniškai, parodysiu. Ačiū už dėmesį.